Ai. Oho, kaip gražu! Bet kam skirti šitie maži nameliai? Tai namelis vabzdžiams. Čia jie slepiasi, nakvoja, žiemoja. Taip išgyvena daugiau vabzdžių. O kodėl svarbu, kad būtų daug vabzdžių? Jie padeda palaikyti gamtos pusiausvyrą. Skraidydami nuo žiedelio ant žiedelio, ant savo kūno perneša žiedadulkes, todėl mūsų derlius būna gausus. Bet vabzdžiai atrodo baisus. Jie nebaisūs, Karlai. Jie labai naudingi. Vabzdžiai naikina kenkėjus, tokius kaip amarai, kandys, erkės. Taigi jie būtini biologiniai įvairoviai. O kas yra biologinė įvairovė? Biologinė įvairovė yra visi augalai, gyvūnai ir maži padarėliai, kurie gyvena mūsų planetoje ir padeda gamtai būti sveikai. Jeigu gamtoje nelieka kurių nors gyvūnų, augalų ar vabzdžių, tada kitiems sunkiau rasti maisto ir išgyventi. Pavyzdžiui, jeigu bitės nustos apdulkinti gėles, nebeaugs vaisiai. Tada kiti gyvūnai gali neberasti maisto ir gamtai bus sunkiau gyvuoti. Kodėl šitas inkilas toks keistas? Ar jis skirtas paukščiams? Šiame inkile gyvena didžioji megapelė. Tai ne tik saugomas, bet ir vienas žaviausių gyvūnų. Didžioji megapelė gyvena senuose Lapuočio miškuose, ypač ten, kur gausu ąžuolų ir lazdynų. Jai patinka vietos su skaniais užkandžiais, riešutais, vaisiais ir sėklomis. Mėgstamiausias jų maistas – gilės, lazdynų ir buko riešutai. Jiems taip skanu. Šie maži padarai yra tarsi pūkuoti akrobatai. Jie laipioja medžiais ir laksto šakomis tarsi cirke. Ir žinai ką? Didžioji megapelė yra naktinės tyrinėtojas. Kol jūs miegate, tamsoje ji žaidžia ir ieško maisto. O kokie dar gyvūnai gali apsigyventi inkiluose? Inkiluose dar gyvena šikšnosparniai, kitokios megapelės bei voverės. Ar jūs žinote, kad šikšnosparniai yra vieninteliai skraidantis žinduoliai pasaulyje ir per valandą gali suėsti iki 600 uodų? Ar šie gyvūnai apsigyvens mano kieme, jei pastatysiu jiems tinkamą namelį? Greičiausiai taip. Bet kam tiek pastangų? Juk gamta pati susitvarko, ar ne? Tikrai ne, Lote. Žmonės dažnai sunaikina gyvūnų buveines, kirsdami miškus, sausindami pelkes, ardami pievas. Todėl turime padėti gyvūnams surasti naujus namus. Oi, koks gražuolis žaltys! O kur jis gyvena? Štai čia. Seni kelmai, akmenys, puikios slėptuvės varliagyviams ir ropliams. Tvarkydami aplinką turėtume palikti jų kuo daugiau. Bet tada nebus gražu. Viskas, kas natūralu, yra gražu ir naudinga. Turime pagalvoti apie visus, nes visi yra svarbus. Vieni be kitų mes negalime. Kokie nuostabūs žiedai ir kaip skaniai kvepia. Pasodinsiu ją prie namų. Oi, kodėl taip darai? Jos vieta yra čia. Ji čia auga, žydi ir išbarsto sėklas. Juk tu nežinai, ar tavo gėlynas tinkama vieta jai augti.
Ji šitos ekosistemos dalis. Negali jos sugadinti. Juk jau kalbėjome, kad kiekvienas augalas turi savo paskirtį. Atsiprašau, išmoksiu tiesiog grožėtis. Kokia buvo puiki diena! Ir kiek daug sužinojome apie biologinę įvairovę. Biologinė įvairovė tai visi augalai, gyvūnai ir maži padarėliai, kurie gyvena mūsų planetoje. Viskas, kas natūralu, gražu ir naudinga. Kiekvienas augalas bei gyvūnas naudingas ir svarbus. Tvarkydamas aplinką, saugok augalų ir gyvūnų buveinės. Gausink bioįvairovę, iškelk inkilus ir renk slėptuves vabzdžiams, varliagyviams, ropliams. Sodink gėles bitėms. Gerb gamtą, nešiukšlink, nerauk, neskink augalų, netrikdyk gyvūnų ramybės. Saugokime biologinę įvairovę kartu!